Na gerai, sveiki visi Dominyko reportažo žiūrovai. Na gerai, dabar yra 21:40 ir rytoj 5 ryto išjuda mano autobusas į Taliną. Na gerai, tai dabar aš parodysiu jums daiktus, kuriuos aš pasiemu. Na tai visų pirma, aš pasiemu pagalvytę ir dekutį. Tokį komplektą, nes autobuse turbūt norės pamiegoti. Čia yra mano pusė lagamino rūbų pusė, čia yra mano užkandžių pusė. Na ir čia, kadangi žais Žalgiris, aš pasiėmiau ir čipsiukų. O štai čia yra mano kuprinytė, kuri bus su manimi autobuse, jinai užpildyta užkandžiais. Na kągi, štai su šiais daiktais judame į Taliną, susitiksime naktį. Labas rytas jums visiems, dabar yra be 5:04. Ir mes už apie 20 minučių išvažiuosime su automobiliu iki autobuso, kuris mus veš į Taliną. Nu ką, važiuojam. Na kągi, dabar yra 4:50, aš jau atsisėdau į autobusą, įstraukiau savo pagalvę ir degį ir labanakt einu miegot. Susitiksime vėliau. Na kągi. Sveiki visi, jau yra 7 ryto, aš jau savo išsimiegojau, važiuojam pro Panevėžį ir valgau avinžinius. Tada dar čia turime ir visokiausių kitokių dalykų. Va, man lasda. Tai dabar aš pavalgysiu ir judam tolyn į Taliną. Na kągi, dabar yra be 7:30 ryto, aš dabar judu link Pasvalio, greitai privažiuos Latviją, pavalgiau, viskas tvarkoje. Nu ką, važiuojam į Latviją. Latvija kabo Latvijos vėliava. Taigi dabar toliau mes ir keliausime Latvijos keliais. Latvija! Tai dabar čia bus kita kalba, na, sakysim, kitaip žmonės kalba. Na ką, mes atvykome į Latviją, pajudėjome iš tos techninės stotelės, vairuotojas susitvarkė ir ką, važiuojam toliau. Pasižiūrėkite, kiek sniego Latvijoje. Taip, Latvijoje daug sniego. Žinokit, Kaune, iš kur aš kilęs, tuo metu sniego ten nėra. Na kągi, dar aš norėjau dadurti. Dabar, jeigu surenkam 100 laikų ant to video, mes važiuosime traukinio bėgiais į Rygą. Tad jeigu jūs norite šio video, like. Na kągi, aš jau Rygoje, dabar yra 8:48 ryte. Na taip, mes dėja, bet Rygoje nestosime, judame link Talino. Nu ką, tad ką man čia tampyti laiką? Nu, aš manau, tiesiog važiuojam tolyn. Ties man liko lygiai 10 kilometrų. Na ir mes ties Latvijos-Estijos sieną turbūt darysime ilgesnę pertrauką, na, kadangi jau nuo Panevėžio niekur nestota, jau visko norisi. Aš tuoj būsiu Estijoje. Tad visi susitinkam Estijoje. Na ką, ir aš tuoj būsiu Estijoje. Kadangi ten stoja visi autobusai, kurie važiuoja, praktiškai stoja visada čia prieš Taliną. Nu, galų gale yra, kai kas yra pagaminta, galima pasižiūrėti, ten sriubos kai kurios yra pagamintos, o ne, tai bus matysit ir anglų kalba, ir rusų kalba, ir estų kalba parašyti šitie meniu ten ant sienos kabo ir tada pačiu prašysit. Jeigu kas, kaip sakiau, valgyti nenorite, tada savo galite nusivežti. Na kągi, aš esu Estijoje ties pasieniu, va. Powerbanką pajungtas telefonas, kadangi išsikrauna nuo muzikos ir filmavimo. Štai vaizdas pro mano langą, mes dabar buvom po ilgo sustojimo. Na ir mes važiuojame į Taliną. Na taip, žinokit, labai skaniai pavalgiau sriubos, pavalgiau ir hamburgerio, taip. Rekomenduoju visiems šitą pasienį. Ir čia yra ne tik pasienis, bet ir valgymo vieta. Nuostabu. Taip, bet žinokit, jeigu perkat valgyt, pirkit ir atsigert, arba pasiimkit, nes man labai pritrūko.
Na ir čia vienu metu 3 autobusai, tai dar prie tualeto yra. Tad apmastykit savo pasirinkimus. Gerai, čia tik mano patarimai, o dabar man sekasi gerai. Judam į Taliną. Labas rytas jums visiems. Na taip, aš žinau, kad jau diena, 1:30, bet aš taip ilgai buvau pradingęs, nefilmavau jau kokias apie 3 valandas, jeigu neklystu. Todėl, nes aš sugebėjau užmigti, labai smagiai pamiegojau, na bet aš jau esu. Štai taip atrodo mūsų kelionės tikslas – Talinas. Nu ką, tik mes dar esam tam Talino, kaip ir važiuojant į centro aplinkelį, važiuojame į terminalą Talinas, Helsinkis ir Talinas, Stokholmas keltų. Na, tad važiuojam, tai aš manau, netempsim, susitinkame terminaluose. Na taip, kelias per Taliną tikrai gan ilgas. Mes dabar esam sustoję. Ir ar jūs žinote, kad Talinas turi 10 skirtingų vardų? Netgi 10, tai yra labai daug. Ir aš šitą filmuoju, tai aš su jumis tik pasidalinau šio ypatingų faktų. Na, o dabar važiuojam tiesiai į terminalus. Ane, ir keitėsi savininkai, keitėsi miesto savininkai, gyventojai, buvo įvairiai perstatinėjimai ir pilis. Taip pat įsivaizduokit, pirmiausia gyveno estai, paskui atvažiavo danai, užkariavo miestą, paskui atvyko vokiečiai čia apsigyveno, paskui, reiškia, 18 amžius tampa carinės Rusijos dalimi, nu ir tik tai 1918 metais įkūrė valstybę ir va čia įsikūrė parlamentas. Ir šiandien čia taip pat yra įsikūręs Estijos parlamentas arba miesto gyventojai. O apatiniame Wow.